viščiukai. Nu sveiki, tai ką, atėjo pagaliau diena, kai išsitraukiam šitą daiktą iš garažo. Visą priešistorę gal papasakosiu biškį vėliau. Dabar važiuojam užsipildyti vandens ir važiuosim cirkintis. Kol aš nuvažiuosiu, jūs paspaskat prenumeruoti. Ačiū. Ką pirkšim? Lietuvą. Ratą. Tai va, piršėm nuo pabirų. Šitas paskutinis lauks, kur buvo priesmėlis toksai. Ir esmė kame, kad biškį vėjuota. Bet čia paskui nebus laiko, kada purkšt, kada mokytis, tai šiandien važiuojam. Čia purkštukai tie biškį, nu jie vos yra atsparus nuo vėjo, bet vis tiek, žinot. Siemąją va padariau važiavimus. Kur važiuot, tėtis grybą pjaun, galit pasižiūrėti. Hakeris galvoja, kad kažkur čia važiavimas, bet iš tikrųjų jo čia nėra. Va, kur jam reikėjo važiuoti, čia liktais važiavimai. Va, 2 vėžės. Nu niek, išmoks. Nu ir čia tų pabirų nemažai yra, važiuosim paskui į kitą lauką, kur kvietrugiai, čia dabar miežiai. Važiuosim vasariniai, važiuosim, kur kvietrugiai buvo. Ten biškį baisiau atrodo. Tai va, mokomės ir žiūrėsim, kaip gaunas. Gan talpa, aišku, didelė, darbinis plotis irgi kosminis. Viskas liuks. Okay. Gerai. Kol mes su tėčiu mokomės, brolis va tarpinius pasėlius su skutiniai, kur su barstyklė buvau pasėjęs. Visi dirb. Ai, nepataikau. Nu ką, pirmą purkštuvą išlaistė. Kažkur kažką. Važiuoju dabar iki lauko, pažiūrėsiu. Seniai ten buvom, ar sudyga pabiras, ar nesudyga. Jeigu sudyga važiuos, bus aiškiau, kur važiuot. Nu, atvažiavau lauką, tai vaizdelis toksai. Va, yra kelias technologinės baisės. Daugiau tai pavieniai tokie. Bet aš manau, kad pirkšim. Paskui bus per vėlu. Visą dieną beveik pražaidėm, saulė švietė, bet vis tiek žemė nelabai prabrinka. Šlapoka. Bet rapsiuk sudygęs gerai. Eilučių nėra, nežiūrėkit, neieškokit, nes čia galų laukia. Lyginant su pernai rapsas, tai daug geriau sudygęs, net nėra ką lyginti ir kalbėti. Tai nesuprantu dėl ko vietom, nu va čia pavyzdžiui. Aš manau čia ir gal čia
rapsas yra. Kodėl čia tiek sėklų daug ir čia tuščias plyšys. Ir čia vėl 2. Tada vėl plyšys. 1. Tada čia dar didesnis plyšys. Arba būsiu per didelį vėją užsistatęs ir vėjas išputė iš vagutės tą sėklą, arba per mažai vėją ir tiesiog, neišpuč, kada turi išpūstą sėklytę. Bet aš kai su trašom, šiaip yra tos rekomendacijos, kokį vėją laikyt, bet aš kai su trašom trešiu, aš sklendę perstatau, kiek vėją noriu paduoti trašom, kiek noriu paduoti sėklai. Ir nėra jau tų, sakykime, pagalbos, kiek ką kur statyti. Tai šakės statai, biškai daugiau trašom, bet kur ta riba, kada gana sėklai, kada gana trašom, tai spėjams. Ir čia, manau, arba per daug vėjo, arba per mažai kliuva. Dabar jau nežinosiu. Visam va lauke 2 ryškesnės juostas pabirų. Ir kodėl čia jų tiek daug, vėl nežino. Visas lauks vienodai dirbs, bet va tuose ruožuose kažkodėl kosminis kiekis pabirų. Nesuprasti. Lauk, kada nuvažiuosim į Kvietrugių lauką, va ten tai pabirų bus. Ką, parein lietos. Važiuojam, pažiūrėsim. Ar spėsim dar nuimt? Nupurkštų yra 7H ar nelabai. Aš būčiau nevaręs, įsidėmėkit. Tėtis sako, važiuoju. Tai pažiūrėsim. Tai reikia nepamiršti, kad tur praeit porą valandų po išpurškimo chemijos. Tai, jeigu ką, yra video įrodyti. Čia tai gražus laukas, jeigu būtų pasėti kvietrugiai. Leidžiam srautą. Ir tada arų nenusipiršt, o nenoriu dar vienų technologinių daryti, tai taip paliksim pusėt, gal čia baisiai nesimatys. Matos lumpė, o čia nesusipiršk šitą vietą. Bet nieko, čia kažkur randas. Gal dėl tiek ne pasaulio pabaiga. Na va, nespėjau iš lauką išvažiuoti, jau pradėt krapnuot. Da, jau čia jums nieko nesimata. Išlipsim laukų, biškį pafilmuosim, parodysiu, ką aš čia turiu. Kamerai pabaiga, tai gali būt, kad per telefoną reiks filmuoti. Pats lauks, šiaip rapsas sudygęs, tai labai gerai. Laukit parodyti. Va, rapsiuką yra. Galima rasti. Rapsas. Aiški normą čia padidinau, nes šiaudų buvo daug. Ir esmė kame, kad čia pabirų da velne. Žalia.
Tai va, tai čia reikėjo varyti su nuo pabirų nupurkšti gan greitai, nes jeigu čia dar užleisi, tai čia tas rapsas to išnyks. Ir visas lauks toks žalis. Nu, dabar ten prie purkštuvą. Tai padariau vieną labai didelę klaidą, kai užsakiau. Nieką negaliu kaltint. Šita dalis. Įdėjau vairuojamą dišlių. Aišku, dėl pinigų taupimo, bet ne dėl to pinigų taupim, kad sakykim, mašina blogiau funkcionuotų, bet dėl to, kad, nu ir taip čia nemažas purkštuvas ant 100 hektarų kelią, nu biški daugiau nei 100, bet vis tiek 100 hektarų kelias. Tai tokią mašiną nupirkt yra ką veikti. Tai dėl to paėmėm dišlių. Buvau, aišku, pasitarę su kai kuo, tai sakė, kad gerai, bet nu, tai nelabai man patinka, nes jisai nedirba sklandžiai. Tas cilindras, kai jis traukiniai, jisai ne taip sklandžiai susitrauk, bet taip muždamas. Tai visą traktorių tampa ir toks nemalonus tas vairavimas gaunasi. Tai aš manau, kad jisai čia turi kranelį, va šitą. Manau, kad tas kranelis bus jau užsukts visam gyvenimui, kad bent įvarės taupyt. Ir kad čia toliau nebūtų problemų, čia kiek čia išsimindys, manau, ne per daugia. Nu, da pabandysiu, gal suteiksiu šansas. Srautą gal hidraulinį bandysiu pasikelt, bet nemanau, kad kažką padės. Nu, da biškai pažaisiu, bet manau, kad jo ateitis tokia išjungta visam gyvenimui. O daugiau ką, turim siurblį, 380 litrų. Paskui turim, yra amortizacija dišliaus, yra stabdžiai, matos gale balions, 4.2 talpa, 4.2 talpa, 4 kubių purkštukai, 4 aukščio palaikymo davikliai yra. Tai tokiam lauke, kaip čia, vat, pavyzdžiui, matot nuokalnę, tai pats nespėtum sugaudyt, tuo labiau, kad čia yra 28 metrai, ne 24, 28 tolimoji 4 metrų, kad nereiktų per pusę persėt, tai 7 siejamosios važiavimai, gaunas lygiai vienas technologinis vėlis. Į ką? Paprastą valdymą, neėmiau jokios elektronikas, nes vis tiek reikia išlipt pilt chemiją. Reikia išlipt kokį kraną persukti. Tai kam kišti pinigus, jeigu vis tiek reikės laipioti už tavo purkštuvą. Čia vienintelis blogumas gal yra, kad nėra, kad praplovimui reikia išlipti irgi iš purkštuvo, o daugiau neįmu į galvą. Padangas 480-80 RKM2. Gana plačios, bet traktoriaus padangas platesnės vis tiek. 3 purkštukų laikikliai. Yra vienas kasinis, vienas dvisrautas, su kuriuo dabar purškiam, o kitas paprastas. Nu, ta prasme, kad kas liečia filtrus, tai yra vienas, o lietus pradėt lyti, jau rimtesnis biškai. Kas liečia filtrus, galim dar grįžti prie valdymo šito bloko. Yra rupaus valymo filtras, purkaus valymo filtras. Ir yra purkštuvo sijose papildomi filtrai. Buvo padaryta taip, kad purkštukų praeinamums būtų biški didesnis negu tų filtrų praeinamums. Kad nesikimštų purkštukai. Nu va. Jaunuoliam neklausykit tėvų, jeigu sako važiuot purkšti. Nevažiuokit. Jeigu plus pažiūrit orus, orų prognozė kaip debesis. Na, nesvarbu, gal suveiks. Arba bus kaip visada. Nu ir daugiau ką, nežinau, nieko čia mandraus nėra. Tiek, kad didelė talpa ir sijos susilanksta taip. Ne kaip UG gale. Su UG irgi viskas gerai, bet dėl svorio paskirstimo norėjau, kad taip susilankstytų. Žiūrėsim, kaip iš čia tarnaus. Žmonėm gali kabina, nes
labai vėjas ir lietus. Žiūrėsim, kaip jisai čia tarnaus. Gerai. Tai bunkerį turiu dar beveik toną 200. Tai dar turim lauką kaip tik, bet šiandien jau nenupirkšiu. Tai paliksim rytoj, nuvažiuosiu rytoj. Ir tada dar turim 3 hektarus, kur reik nuo pabirų nupurkšt. Bet ten tie 3 hektarai, kur 7 stulpai yra ir trikampė forma. Tai ten reikia ramiai be nervų nuvažiuoti, nes kame yra. Yra šitas joystickas, kuris valdo visas funkcijas ir jisai turi taip. Turi visus tos veikiančius mygtukus, kai čia dega raudona spalva, tada, kai dega žalia, jie visi turi kitas funkcijas. Ir tada čia yra dar vienas mygtukas, kuris uždega geltoną spalvą ir vėl šitie mygtukai turi visas kitas funkcijas. Ties kažkaip ir ramiai, lėtai nuvažiuoti į aną lauką. Ir dar ką noriu pasakyti, dabar ant tokio purkštuvą, ant 28 metrų, yra paimtos, nežinau ar matos, pabandysiu priartinti 9 sekcijas. Gal taip. Tai ant 28 metrų 9 sekcijas yra mažai, aš sutinku. Bet jų galima dadėti bet kada, iki 13 lygtais gamykliškai. Tai dadėsiu kada norėsiu. O kodėl buvo tai nepadaryta, nes nuo visų tų, sakykime, kad vairuojama šis būtų nedišlius, nu, ta prasme, ratai, kad būtų vairuojama nedišlius. Plius kokie 4-5 tūkstančiai, tada sekcijas ten irgi porą tūkstančių plius. Nu tai jau kaip beveik 10 sutaupai, ten dar kelias opcijas yra, kur beveik 10 sutaupai, nu tai jau jaučias. Ir ant mūsų ūkio tikrai tie 10 tūkstančių niekada neatsipirktų, tai dėl to biškai paimu paprastesnį variantą. Plius, kai aš jį užsakiau, nežinau, kad bus nacionalinės projektai ir kad būtų buvę galima biškai šustresnį ir staupytų pinigų biškai daugiau. Nes galvojam, kad iš savų pirksim. Nu tai va, tai tokios pirminės mintis. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis su juo darbuotis. Pirmą dieną gan sunku. Pats purškims labai paprastas. Sudėtingiausia yra su kompu, su Omatronu. Ir su joysticku, aišku, nu, čia surišta. O daugiau pats purškims jau kai viską susistatai, gryną automatiką, nieko daryti nereikia. Galų, kai pasikeli, kai pastumė atbulą, pradedi purkšti, vėl nuleidži. Aukštį reguliuoti gali tarp daviklių ir žemės, kokį nori, jisai automatiškai išlaika. Vsio, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.